Renkantis šildymo sistemą, svarbu gerai žinoti jo savybės. Pavyzdžiui, naudojant įprastą radiatorinį šildymą, susidaro temperatūros skirtumai tarp grindų ir lubų. Dažnai būna tokia situacija, kai žmonės išsikloja grindis keramikiniam plytelėm ar laminatu. Atrodo patalpoje ir šilta, radiatoriai šilti, bet jeigu vaikštome basomis, jaučiame šaltuką. Problemai išspręsti galime naudoti būtent anglies pluošto šildymo tinklelį. Tai bus kaip papildoma sistema būtent pašildyti tik tais grindims. Naujos kartos šildymo tinkleliai gaminami panaudojant anglies pluoštą. Dėl ypatingų fizikinių savybių ši medžiaga leidžia šildyti efektyviau, mažesnėmis energijos sąnaudomis nei įprastiniais tinkleliais. Kaunas. Privataus namo šeimininkai nutarė didelės plytelėmis išklotas grindis šildyti elektra. Šildymo kilimėlis yra unikalus. Jisai pagamintas yra iš anglies pluošto. Jame nėra jokių kabelių, jokių laidų. Būtent šyla pats anglies pluoštas, kuris yra izoliuotas izoliacinė medžiaga iš apačios, kad būtent šiluma neitų žemyn, ir atspindys, kuris nukreipia visą šilumą ten, kur reikia, tai į būtent grindų paviršių. Anglies pluošto tinkleliai gali būti dėliojami iš atskirų tarpusavyje sujungiamų modulių, tad įrengti tokį šildymą visai nesudėtinga. Anglies pluošto šildymo kilimėlį kloti labai paprasta. Reikia ant lygių grindų patiesti kilimėlį ir sujungti jungtimis. Yra paruoštos jungtys, tai gali atlikti praktiškai kiekvienas žmogus. Ir užbaigiam grandinę. Dabar galima jau tiesti plyteles. 1 kvadratinio metro maksimali galia yra 100 vatų, tad sąnaudos šildomose patalpose nebus didelės. Beje, toks šildymo būdas gali būti pritaikomas ne tik plytelėmis išklotose virtuvėse ar voniose, bet ir su kitomis grindų dangomis. Anglies pluošto šildymo tinklelį galima naudoti tiek po keramikiniam plytelėm, tiek po laminato ar po tam skirtom mediniam grindim. Sužinojome, jog anglies pluoštas plačiai šildymo sistemose pritaikoma medžiaga. Jos pagalba galima šildyti, pavyzdžiui, patalpos sienas. Anglies pluošto šildymo sistemos taip pat labai tinka, jeigu mes nenorime matyti aplamai šildymo prietaisų savo interjere. Tam puikiai tinka dar vienas produktas, tai gipso plokštė su išvedžiotais viduje anglies pluošto kabeliais. Specialistai rekomenduoja anglies pluošto šildymo tinklelį derinti su kitais ekonomiškais ir ekologiškais šildymo elektra būdais, pavyzdžiui, infraraudonųjų spindulių plokštėmis.